Tai yra labai vertingas filmas, nes jis mums leidžia suprasti, kad Lietuva tai nėra tik tai čia šitoj žemėje. Iš tikrųjų, augant, aš labai turėjau smarkią abejonę, kad Lietuva bet kada bus laisva. Ta vienybė, ji galbūt ir leido mums tą stebuklą patirti, kuris yra Lietuvos nepriklausomybė. Nes tarkim, bažnyčios kronikos, katalikų bažnyčios kronikos, jos buvo rašomos tam, kad patektų ten pas tuos lietuvius, kurie paskui galėtų išversti kitas kalbas ir išplatinti tą informaciją. O dabar, kai pasižiūrėjau šitą filmą, kiek pasiryžimų, kiek meilės, kiek to veržlumo, ir aukos, ir noro padėti, tai klausykite. Tiesiog, jeigu mes esam vieningi, tai mes begaliniai stiprus tada. Labai atliepia tas Antano, kur jie ir mes, nes skauda girdėti, bet tikrai tai buvo paskelbus nepriklausomybę, nepažino vieni kitų arba net pažino dalykų, nesusikalbėjo tarpusavy. Teko susipažinti su tėvu Antanu ir ta pažintis labai tokia įkvepianti. Buvo tas noras kažką padėti. Su Antanu čia kažkada diskutavome, kai aplinkui vyksta daug dalykų, norėtųsi atsiraitot rankovės, eiti ir pulti čia tą Lietuvą, kurti, statyti, ką ir filme matėm, ar ne? Kaip žmonės tengiasi, ką ir Landsbergis sakė, ar ne? Kurti savo valstybę, ar ne? Savo valstybę, istorinę galimybę tą daryti. Man atrodo, labai ta daina parinkta gale, tai man toks, kad tikrai dangus mums dovanoja aukštį. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip aras klestų, kitų neliesdamas sparnais. Begalinis dėkingumas, kad mano vaikai gali augti tokioje Lietuvoje, kad aš galiu didžiąją dalį savo gyvenimo gyventi tokioje Lietuvoje. Tai tikrai toks alsuoja, tas persiduoda filmo metu. Yra tų momentų. Filmas man labai patiko tai, kad daug dalykų, labai rimtų dalykų, per humoro prizmę pateikiama ir tada tai daugiau paliečia. Daugiau paliečia ir priverčia susimastyti, kaip ten buvo iš tikrųjų. Kiekvieno žmogaus paliečia širdį. Tai ir mano asmeninė patirtis, kaip aš jau ir pasakojau, ir mano teta, ir dėdė, dipukai, karo pabėgėliai, kurie vienas nuvyko į Australiją, kitas į Kanadą ir jie negrįžo į Lietuvą, net po nepriklausomybės. Tai ant tiek buvo skausmas ir ta trauma, kai tavo šeima sunaikinta, senelis užmuštas okupantų, turtas atimtas. Bet mes matome tiek daug šviesių veidų tų žmonių, kurie tikėjo Lietuvos nepriklausomybę. Kokį milžinišką darbą jie padarė ir aš manau, kad tai viena iš geriausių dokumentinių juostų dabar Lietuvoje, kuri atskleidžia labai svarbius naratyvus, ką tada darė mūsų išeivija, ta išeivija, kurie gyveno lietuvybę dėl pavergtos tautos. Tie prisiminimai jau iškeliavo Anapilin, nes nespėjom jų uždokumentuoti. Tai mano toks, kaip pasakyti, ir pamąstymas, ir pasidžiaugimas būtų, kad ačiū filmo kūrėjams, kad jūs padarėt šį nuostabų filmą, kuris neša tą gerąją žinutę, kuris parodo, šviečia
mūsų lietuvių bendruomenės, parodo, kiek daug darbo buvo įdėta, be abejo, čia ne viskas tikrai tilpo į šį filmą. Ir mums labai svarbu suvokti, kad tik tai mokėdami susijungti kartu, bedami aukštesnio tikslo, mes galime padaryti labai didelius dalykus. O tuos didelius dalykus reikia daryti jau šiandien, bet ne rytoj.